Jaunieji odininkai savuosius darbus kupinus kūrybinio entuziazmo bei polėkio, drąsių improvizacijų, troškimo praplėsti tradiciją eksponavo jau visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet Panevėžį nusprendė ypatingai pamaloninti. Atvežti patys naujausi 2009 ir šiais metais sukurti kūriniai. Žiūrovas, man atrodo, turėtų rasti ką pamatyti, kadangi tai yra plataus diapazono kūriniai, kaip ir pati studijų programa, rengianti dailės bakalaurus, odos dizainerius, pereina iš esmės pačią, kiek įmanoma plačiau, tų gaminių skalę, kad jie galėtų galų gale antros pakopos studijose, sakykime, magistratūroje rinktis jau norimą kryptį. Ir tai, kaip parodė praktika, tai jau kurios stoja į magistratūrą, tai jau renkasi iš to, ką jau jos yra studijavusios, jau sakant, imasi gilinti tą sritį, arba knygų rišimą, ar tai būtų aprangos aksesuarai, ar tai būtų, sakykime, sienos plastika, ar interjero objektai. Šiaulių universiteto menų fakulteto odos studijų kuratoriaus docento Albino Kavaliausko teigimu, jaunam žmogui stengiamasi atverti kiek įmanoma daugiau ateities perspektyvų. Todėl į odininkų parengimą, o Lietuvos aukštojo mokslo istorijoje to dar nėra buvę, integruota ir pilna vadybininko studijų programa. Be to, šie žmonės turi galimybę dirbti su itin žavia medžiaga. Šita medžiaga iš tiesų kardinaliai skiriasi nuo, sakykime, šiuolaikinio amžiaus sintetinių medžiagų, kadangi tai yra archaiška medžiaga, tai yra natūrali, higieniška, labai estetiška ir išskirtinai turinti labai plačias galimybės. Ir aš savo patirtimi galiu pasakyti, ir studentai, kurie studijuoja, jie iš tiesų studijuojant tik atsiveria horizontas. O galimybių, kaip sakant, ribų praktiškai nematyti. Ir šitoj parodoj dar norėčiau paminėti tokį dalyką, kad tai yra pirmoji, matyti, mūsų įrengta paroda, kurioje mes labai plačiai pristatome meninių knygų įrišimo pavyzdžius. Knygos odiniais apdarais, sako docentas Albinas Kavaliauskas, reveransas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešajai bibliotekai. O paties masyviausio parodos eksponato autorė, menų fakulteto magistrantė Vaida Baltušytė, taip pristato savąjį kūrinį. Pati idėja tai yra gyvenimo ratas ir kaip mes įsisukame į visą tai. Ir tą įsisukimą tai atspindi žmonių veidai, o visą ratą, kaip jau ir matote, tai yra tūrinė plastika. Ir visas tas sukimasis, kuris neužsibaigia, nes tai yra tarsi spiralė, kuri vėl iš naujo bėga tolyn. Parodoje Kūrybos kodas eksponuojami ne tik Šiaulių universiteto ugdytinių, bet ir dėstytojų Albino Kavaliausko, Liucijos Čiutienės, Dalios Marijos Šaulauskaitės, Ievos Kavaliauskaitės, Rimos Lybikaitės kūriniai. Paroda galerijoje Antrasis aukštas veiks iki kovo 11 dienos.